Taram. Sveiki gyvi, brangus pokalbių virtuvės. Brangus mano virtuvinės telestudijos žiūrovai kanale Už kadro. Su jumis aš, Laurynas Ragelskis, ir šiandien spalio 17 dieną mes su jumis aptarsime du klausimus. Kairį ir dešinį. Na, tiksliau, vieną grinai lietuvišką, o kitą jau nebe tokį lietuvišką, o ukrainietišką. Dėl ko aš savo apžvalgose čionai praktiškai visiškai nekabinu ukrainietiškos temos. Todėl kad pagal YouTube'ės viešai, tiksliau Google viešai skelbiamas ataskaitas, kaip jie sėkmingai tvarkosi informacinėme fronte, palaiko informacinę higieną savo šitoje ekosistemoje, kaip jie vadina Google visas paslaugas, pradedant Gmail'u, YouTube'u, AdSense'u ir taip toliau. Tai pagal jų ataskaitas yra akivaizdu, kad jie nuolatos monitorina, tai yra prižiūri turinį ir iš jo krūvomis tiesiog šalina tuos kanalus, tuos resursus, kurie netinkamai Google'o centrinės, kaip čia pavadinti, centrinio valdymo organo manymų nušviečia situaciją Ukrainoje, kurie užima netinkamą poziciją ir taip toliau. Taigi, tai todėl kalbėti apie Ukrainą galima arba neutraliai, arba tik tai tam tikrų kampų. Ir jeigu jūs matote kažkur tokią aštrią kritiką ir tokią vienareikšmiškai angažuotą poziciją, tai reiškia, kad Google'o algoritmai, Google'o serveriai tiesiog nedadirba savo darbo. Viso to tiesiog Google'yje, kadangi YouTube'as yra Google'o dalis, būti negali. O pradedame mes visą šitą vėlgi nuo reklamos. Taip, bet čia bus antroji tema, būtent apie Ukrainą, nes įvyko labai reikšmingas įvykis, kuris mums tokio grandioziškumo ir apie kurį būtinai reikia pakalbėti, todėl būtinai daklausykite iki galo arba kažkur tenai pasisukite, žemiau reikia rodyti, pasisukite šitą grojimo juostelę į tą vietą, kur vietoj šito ekraniuko, paskui vietoj Facebookinio ekraniuko, paskui jūs pamatysite jau tokį nepažįstamam raidėm esantį ekrano tekstą ir tenai jau bus apie Ukrainą. O dabar pradžiai mes dar privalome tiesiog pagromuluoti Lietuvos rinkimų temą. Ir prieš pradedant gromuluoti Lietuvos rinkimų temą, kuri liečia tiesiogiai. Įsivaizduojat, mane netgi kažkokiu kampu liečia tiesiogiai. Ne tik tuos, kas tenai dalyvavo. Nepamirškite prenumeruoti, jeigu to dar nepadarėte, šito vienintelio, pačio nuostabiausio, gerai, ne vienintelio, bet tikrai pačio nuostabiausio YouTube'o kanalo Už kadro, kuriame be manęs rasite daug visokių kitų veikėjų. Taip pat ir Kazimierą Juraitį, ir Antaną Kandrų, tai Radiką Jagelavičių, ir dar rasite žmonių, ir netgi galėsite, ir netgi šitą snukį mordą, mordą snukę mordį, raginantį registruotis į komendatūras. Na ir be abejo galėsite išgirsti nepakartojamą dainą unikalią Kelkis Lietuva, bet noriu nuraminti iš karto savo nuolatinius žiūrovus, kurie jau išgirdę Kelkis Lietuva, pirmuosius akordus jos pradeda purtyti šiurpas ir jie ieško, kaip čia kur ką prastumti, kaip išvengti šito klausalo dainavimo
šiandien mes apsieisime be Kelkis Lietuva išklausimo, o busime tokie liūdnai be muzikinių intarpų. Beje, nepamirškite, kad tapdami Eldenos patreonais, nuoroda yra prie kiekvieno video, patreon.com/Eldena. Daugelį video jūs pamatysite anksčiau, negu jie bus publikuojami, skelbiami YouTube'ės kanale. Čia tokia mano, vienas iš privalumų būti rėmėjų Patreon platformoje. Na ir be abejo į patreon.com Eldena platformoje vykstančias diskusijas, užduodamus klausimus aš atsakau kaip įmanoma operatyviai. Taigi, o dabar apie kągi mes kalbėsimės, draugai mano? Mes kalbėsimės apie gėlą ir skausmą, kurią su mumis pasidalino nauja politinė jėga NPJ Post. Taip, nauja politinė jėga dieną prieš paskelbė tokį graudulingą įrašą tokį graudulingą, kurio be ašarų akyse skaityti neįmanoma ir kurį, draugai mano, be abejo, aš irgi visiems mums perskaitysiu ir jeigu apsiašarosiu, atleiskite man. Nauja politinė jėga, primenu tiems, kas nežino, tai yra ta partija, kurios nesugebėjo sukurti ir užregistruoti Eduardas Vaitkus su savo dešiniaja ranka, Mažvydu Misiūnu, nors jie labai stanginosi. Aš nežinau tiksliai, kieno yra šitas įrašo tekstas, kas yra tikrasis autorius, nes po jo ar yra pasirašęs asmuo. Ne, pasirašysio asmens nėra, bet jį pasidalino 145 žmonės, 133 komentarai, ten širdutės, patiktukai, laikiukai 276. Na, žodžiu, tai yra toks programinis įrašas ir apibendrinantis tos auditorijos, kuri stebi ir mano kanalą, kurie yra mano kanalo žiūrovai, apibendrinantis rinkimo rezultatus iš būtent šitos neįvykusios politinės partijos pavadinimu Nauja politinė jėga pusės. Taigi, aš asmeniškai įtariu, kad tai ne Eduardo Vaitkaus, o Mažvydo Misiūno tekstas, bet be abejo tikriausiai suderintas kartu su Eduardu Vaitkumi, taip sakant, kad tai būtų neprieštarautų ir jo pozicijai. Pradėkime. Citata. Pranašas negerbiamas savo tėvynėje. Evangelijos pagal Joną 4:2.44 eilutė puikiai tinka Eduardo Vaitkaus situacijai. Ir man iš karto kaip to senojo lietuvių tikėjimo palikoniui iš karto kyla klausimas, kokio vyriško lytinio organo mums čionai Lietuvoje yra kišama šita žydkrikščių ideologija, šita išversta skūrių, šita satanistų, šita niekšų, šita dviveidžių moralitė ir jų raudos ataidinčios mums iš jų tenai tos artimosios Azijos tyrų. Tų tyrų, kuriuose šitie žmonės vadinantis, laikantis tą pacituotą eilutę, naikina savo gentainius, savo artimiausius kraujo brolius, tiesiog išpažįstančius kitą religiją. Jeigu jūs savo ideologiją grindžiate Bibliją, tai mums su jumis tikrai nepakeliui. Bet apie tai reikėjo nuo pat pradžių ir kalbėtis. Užsitemti ant savęs šitą žydkrikščių tą kraujyje išmirkusią maršką ir tenai
mojuoti liepsnojančių kalavijų ir aiškinti tada jau savo poziciją. Dar kartelį. Per visą savo istoriją žydkrikščionybė pademonstravo, kad tai yra ne taikos, ne suvienijimo, ne žmonių dvasios pakelimo ir žmonių vedimo į gėrį šviesą, o neapykantos egoistų, kaip čia, plėšikų, grobikų ir ateinančių Dievo vardu valdyti kitų, o praktiškai plėšti ir prievartauti kitų, tiesiog, toks ideologinis ginklas, informacinis ginklas. Bet nauja politinė jėga, autorius šito tekstuko nesurado kito argumento, kito būdo, kaip sureikšminti save ir savo poziciją, kaip ją įprasminti. Pranašas negerbiamas savo tėvynėje. Gerai, skaitom toliau. Tas Evangelija pagal Joną eilutė, kuri puikiai tinka Eduardo Vaitkaus situacijai. Jie taip sako. Vaitkus nuo pat pradžių bandė kalbėti teisybę, nors žmonės dažnai jo nesuprato ir nesuteikė jo žodžiams tinkamos reikšmės. Čia yra didelė bėda, kai bandymas kalbėti ir auditorijai iššaukia nesusipratimą. Ir čia yra bėda tiek kalbančiojo, tiek auditorijos. Kiekvienas kalbantysis turi suprasti, kokiai auditorijai jis kalba, jeigu nori, kad jisai būtų suprastas. Aš irgi dažnai kalbu taip, kad mane sunku suprasti, ar mane supranta tik tai tam tikros nišinės kategorijos auditorija. Kitiems mano žodžiai yra nesąmonė, absurdas, klejonės ir taip toliau. Bet aš dėl to nekaltinu nei tų žmonių, ir maža to, nei matau tame kažkokios tragedijos. Tiesiog kiekvienas pats savo žodžiais, savo būdų išreikšti savo mintis ir apibrėžia tą ratą žmonių, kurie tas jo mintis gali priimti ir kurie toliau su juo tose rėmuose, tame minčių lauke galės bendrauti. O čia jie skundžiasi. Matot, yra bėda, kai tu išeini kalbėti masiniai auditorijai, kai tu stoji prieš minią, lipi ant bačkos ir šauki pasaulį, išgirsk mane. Tai tavo žodžiai ir tavo frazės ir tavo kreipimasis į pasaulį turi būti atitinkamai tokia forma, tokiu pavidalu, kad tos masės tave ne tik išgirstų, kad jos tave ir suprastų. O turint omeny, kad mūsų masės yra nuolatos švitinamos masinio durninimo organų lietuviakalbių veikiančių Lietuvoje ir skirtų laikyti Lietuvos mases pavaldžias užsienio šeimininkui, tai kalbėti su tomis masėmis yra labai didelė problema. Bet kaltinti jų, kad jos tave netaip suprato, kad žmonės dažnai jo nesuprato ir nesuteikė jo žodžiams tinkamos reikšmės. Tai jau atleiskite man, blogam šokėjui ir pautai maišo. Tai čia blogam oratoriui ir jo klausytojai jo nesupranta ir žodžiams tinkamos reikšmės nesuteikia. Nesiskųskite, jeigu jūs grojate savo kažkokius unikalius jautrius kūrinius prieš muzikaliai neišsilavinusią auditoriją, nes žmonės, neturintys klausos žmonės, jų ir nesugebės suprasti. Kalbėti su žmonėmis reikia jų kalba. Tai yra šventa aksioma, kurią žino kiekvienas bent pagrindus turintis reklaminės agentūros kūrybininkas. Jeigu jūs tokių elementarių dalykų nesuprantate, kaip jūs galite įsivaizduoti
kad štai jūs darėte viską teisingai, o tik tai vat aplinka kalta. Toliau. Jis bandė kelti degančius klausimus apie Lietuvos geopolitinę padėtį, NATO ir ES ateitį. Tačiau dauguma reagavo baimindamėsi, kad vien tokios diskusijos gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, grasino jam baudžiamąją atsakomybę. Dabar apie ką jūs čia kalbate? Dabar jūs suplakate, kad žmonės dažnai jo nesuprato ar nesuteikė jo žodžiams tinkamos reikšmės, o tačiau dauguma reagavo baimindamėsi, kad vien tokios diskusijos gali kelti grėsmę, grasino jam baudžiamąją atsakomybę. Tai čia jūs dabar suplakate tos žmonės, kurie yra minė valdoma, su tais, kas valdo tą minę ir grasina baudžiamąją atsakomybę ir taip toliau. Nes ne žmonės Vaitkui grasino baudžiamąją atsakomybę. Vaitkui baudžiamąją atsakomybę grasino visokie sisteminiai pašikniukai, pakiršniukai, prokuratūroje sėdintis šitie paslėpsniniai. Ne žmonės, ne tie į ką jisai kreipiasi. Ir todėl, vėlgi, tai rodo šito teksto autoriaus tokį ar sąmoningą manipuliavimą sąvokomis, neatskiriant tiksliai, kur kieno jisai atsakomybę mato, ar tokį bandymą suplakti, kad visa Lietuva tai yra vienas bendras šūdas ir šitas šūdas iš savęs atstūmė tame šūde plaukiojančią razinką. Už tai jis visų buvo vadinamas prorusišku, nors jo tikslai buvo ir yra skatinti tautą atsibusti, susimastyti ir pasiruošti galimiems scenarijams, jei dabartinės tarptautinės sąjungos žlugtų ar kardinaliai keistusi, kas galimai tampa trumpu laikotarpio klausimu. Ir vėl suabsoliutinimai ir visų sumaišymas į vieną šūdo košę. Už tai jis visų buvo vadinamas prorusišku. Visų. Ar aš, pavyzdžiui, priklausau tiems visiems? Nes, jeigu visų, tai reiškia ir aš, ar ne, ir mano draugai, mano bendraminčiai, ar palaikantis mano mintis turėjo vadinti Vaitkų prorusišku. Aš niekada nevadinau Vaitkaus prorusišku ir daugybė žmonių iš mano rato, iš mano pažįstamų, niekas jo prorusišku nevadino. Jam prorusiško etiketę bandė lipdyti tą mažumą, kuri prievartauja lietuvių tautos daugumą ir laiko užgrobusi valdžią. Ir ta mažuma yra lietuviakalbiai, ne lietuvių kilmės. Jie atstovauja ne lietuvių tautai, o būtent tam šeimininkui, kuris laiko okupavęs Lietuvą ir naudoja Lietuvą kaip teritoriją, iš kurios reikia išgauti maksimum resursų, iki tol, kol ta teritorija praras. Taigi, o dabar šitas tekstuko autorius, jisai lipdo ant žmonių, ant tų, kuriuos kaltina, kad jie nesuprato Vaitkaus ir nesutikė žodžiams tinkamos reikšmės, kad tie žmonės, ta auditorija vadina Vaitkų prorusišku. O dar uždėdama žodį visų buvo vadinamas prorusišku, jisai pradeda vynioti į vatą ir visus tos 107 000, kurie balsavo už Vaitkų prezidento rinkimuose ir tos 30 kelis tūkstančius, kurie balsavo už Vaitkaus vedamą šitą Lietuvos liaudės sąrašą parlamento rinkimuose. Tai mano nuomonė, ir dar ant ko? Dar turbūt ant tų 48%, kurie iš viso rinkimuose nedalyvavo. Tai mano nuomonė toksai suabsoliutinimas vėlgi rodo ką? Rodo, kad mes naudojamės, ta prasme, tekstuko autorius naudojasi tos pačios mažumos masinio durninimo organų metodiką užlipdyti etiketę savo oponentui ir paskui pagal tą etiketę sakyti, štai, tas yra prorusiškas, šitie, kaip jie sako, tas yra prorusiškas, taip šitas nauja politinė jėga sako, tie visi yra durniai, debilai ir Vaitkų prorusiškų vadina.
Briedas. Ir tai tik tai pirma pastraipa. Jėzus, čia dar daug. O Jėzus, koks ilgas tekstas. Aš žinai, turbūt iki nakties gilios užtruksiu, jeigu visą taip pat pažodžiui analizuosiu, analizus darysiu. Gerai, bandome truputį greičiau. Tai parodo, kiek mūsų visuomenė dar nesubrendusi brandžioms diskusijoms apie savo galimą taikią ateitį. Vietoj to, kad bandytų suprasti Vaitkaus mintis, dauguma pasitraukia į sisteminę komforto zoną, ignoruodami tikrovę ir apsimesdami, kad jų tai neliečia, arba tiesiog šaipydamėsi vadindavo jį vatniku. Tai čia jau dabar nebe visi, čia jau tik tai dauguma. O ko jūs norite? Dauguma visada yra konformistiška. Dauguma visada yra konformistiška ir dauguma visada pasirenka stipresnėje pusę. Jeigu tu parodai, kad tu esi potencialiai stipresnė pusė gali būti, tada dauguma rinksis tave. Kol tu to neparodai, kad tu gali sudoroti tuos, kas dabar yra stipresnė pusė, tol dauguma ir nesirinks tavęs ir nuo tavęs taip atsitrauks. Todėl Vaitkaus auditorija visada šiuo atžvilgiu turėjo būti ta ne nonkonformistiška visuomenės dalis. Ten jo buvo elektoratas ir jo pagrindiniai palaikytojai. Ir šito nesuprasti, kaltinti daugumą vėl ir stebėtis, kad štai, ar piktintis, kad dauguma vietoj to, kad bandytų suprasti mintis, pasitraukė į sisteminę komforto zoną, jie nepasitraukė, jie visada buvo ne tai, kad komforto zonoje, o savo šiknos saugumo zonoje. Jeigu iš darbo išmeta policininką už tai, kad jisai pasveikino žmonės su pergalės diena, jeigu šitą svarsto ir perspėjimus dalina tiems gaisrininkams, kurie padėjo netinkamus laikiukus socialiniuose tinkluose prie netinkamų įrašų. Tai jūs įsivaizduokite, kaip žmonės tada turi reaguoti, kaip žmonės tada turi demonstruoti savo poziciją, kai yra tokios teroro sąlygos. Vaitkaus retorika tiesiogiai, atvirai ir nesislėpdami galėjo remti, palaikyti tik tai tie, kas neturi ką prarasti, iš ko sistema neturi ką ir kaip atimti, išmesti iš darbo, tenai kažkaip, ar tenai pradėti ūdyti per darbdavius, ar, jeigu biudžetinė įstaiga dirba, tiesiogiai jį tenai užterorizuoti. Tai va tik tai tokie ir todėl įsivaizduoti, kad štai mes šiandien gražiai pakalbėjome, pavadiname, štai parodėme, kad Lietuva neteisėtai yra įkišta į NATO karinį bloką agresyvų, kad štai Lietuva neteisėtai įkišta į Eurosąjūzą, reikia šitą klausimą spręsti, kad Lietuvai yra konfrontacija su savo artimiausiais kaimynais, tai yra savižudiška politika. Atvirai tokią poziciją gali palaikyti, reikia suprasti, kad atvirai tokiai pozicijai pritarti gali tik tai tie, kas visiškai yra nepriklausomi nuo šitos sistemos, arba kurie save laiko nepriklausomais nuo tos sistemos. Ir viskas. Smerkti ir išsijuokti tai lengviausias sprendimas, o drąsos ir ryžto suprasti
Nelabai suprantau, ką čia turi omeny. Smerkti, išsijuokti. Niekas tenai jūsų ypatingai nesmerkia ir neišsijuokia išskyrus propagandistinius siusikus. O jeigu jūs bijote propagandistinių siusikų, tai čia tas pats, kas bijai vilko, neik į mišką. Miške visada yra vilkų. Ir todėl, kaip čia pasakius, apsišarvuokite, būkit pasiruošę smerkimui ir išsijuokimui, nes tai yra pirminiai ginklai. Ar ne, pirmiausia išsityčioti, paskui, pirmiausia nutilėti, nekreipti dėmesio, tipo nieko tokio nėra, kai neįmanoma nutilėti, tada tyčiotis, smerkti, išsijuokti, išsidergti, paskui, kai to neįmanoma, tada tenai pulti, kritikuoti, diskusijose, taip toliau, ir taip toliau. Šitą gradaciją žinote. Tai jau matote, jūs jau pažengėte labai toli, jau jūsų nebegali nutilėti, jau jūs smerkia ir bando iš jūsų išsijuokti, išsityčioti. Tai jau, kaip čia pasakius, jūs nesate tas dugnas, ar ne, ta nebyli pozicija, kurios sistema gali leisti savo nepastebėti. Jūs galite save pagirti, turėtume save pagirti, o jūs šiandien skundžiatės kažko. Realybė yra ta, kad nesant plačių suinteresuotos visuomenės diskusijų, mes tampam nepasiruošę susidurti su galimais iššūkiais, kurie gali kilti, jei NATO ir ES susidurs su dar nematytomis krizėmis, apie ką kalba visas civilizuotas pasaulis, bet mes žaidžiame stručiais politikoje. Į ką jūs čia kreipiatės? Į ką jūs čia kreipiatės? Į šitas mandavoškės biudžetinės? Į šitas saviblėdybių klerkutės, ar į šitas ministerijų bledynas. Į ką jūs čia kreipiatės? Jie niekas nėra suinteresuotas plačioms visuomenėms diskusijoms. Ir jų pasiruošimas krizėms visokioms ir galimiems iššūkiams, tai yra vila Graikijoje, ten namukas Floridoje, ten žemės gabalas Brazilijoje, ūkis. Čia yra jų pasiruošimas. Ispanijoje nekilnojamas turtas. Jie visada yra pasiruošę kriziai šitam mūsų kraštelėje, kad čia karas prasidės, kad čia suirutė prasidės, kad čia prasidės badmetis koks nors ir gatvių tenai bado žaidynės, kai minios alkanų taip plėš visus iš eilės. Jie tam yra pasiruošę, tik tai ne tokiu būdu. Jiems nerūpi šita teritorija, jiems nerūpi Lietuvos žmonės, jiems nerūpi, koks bus gyvenimas Lietuvoje. Jie pasiruošę savo atžvilgiu ir viskas. Ir todėl jie neinicijuos jokių ten plačių diskusijų, nes jiems jos yra nereikalingas. Taip, toliau čia toksai pamatinis žodis, čia turbūt toks pastraipos užvardinimas, kaip pranešime spaudai būna, čia turėtų būti tokiom pajuodintom raidėm tezė. Vienijimasis tušti žodžiai be realios prasmės. Taip. Ir kodėlgi? O todėl, kad jūs neskaitote klasikos. Taip, o būtent, ką apie vienimąsi rašė Vladimiras Ilyčius Leninas. Pasiskaitytumėt ir nereikėtų tuščiažodžiauti ir suprastumėt, kas yra vienimasis, o kas yra pizdabolizmas. Ir nesiskūstumėt po to, kaip dabar skundžiatės. Pastaruoju metu girdime daug kalbų apie vienybę. Visi sako, kad be jos nieko nebus. Kalbos apie vienybę yra nepastaruoju metu. Paimkite tarpukario Lietuvos 2 litų monetą, man atrodo, kad 2 litų monetą, aš čia po ranką neturiu, negaliu, taip sakant, patikrinti, bet pas mane guli. Arba 5 litų monetą. Ir ten ant briaunos yra užrašas: tautos jėga vienybėje. Taip, kad kalbos apie vienybę Lietuvoje trunka daugiau negu 100 metų.
daugiau negu 100 metų. Ir net tarybiniais metais jos nebuvo nutrūkusios, nes koks tenai susivienimas yra tarybiniais metais buvo pavadintas vienybė. Taip, kad vienybė mūsų šitoj lietuvėlės teritorija, mūsų tautos atžvilgių visada buvo svarbus, o ne pastaruoju metu. Visada buvo daug kalbų apie vienybę. Visada. Ir Tarybų sąjungos griovimo metu buvo daugybė kalbų apie vienybę. Ir šitos plėšimo, naikinimo ir privatizacijos metu buvo pisamas protas apie vienybę. Nuolatos. Tačiau realybė yra tokia, kad dauguma žmonių, kurie kalba apie vienijimąsi, net nesuvokia, ką tai reiškia praktikoje. O jūs suvokėt? O jūs patys, šito rašinio autoriai, ar jūs patys suvokėt? Jūs praktikoje tą pademonstravot, kad tas suvokėte? Jūs tą realizavote savo suvokimą praktikoje? Ne? Ne? Jūs sugebėjote suburti vos 500 žmonių, kurie buvo pasiryžę tapti jūsų naujos politinės jėgos nariais. Bent jau taip Vaitkus pasakė, atsakydamas, dėl ko eina į sąrašą su kita partija, o nesteigia savo partijos. Jūs net 2000 nesugebate suvienyti į vieną tokį formalų, efemerišką darinį, o kalbate apie tai, kad dauguma žmonių, kurie kalba apie vienimąsi, net nesuvokia, kad tai reiškia praktikoje. Mes matom, kad tai reiškia praktikoje. Ir koks yra jūsų suvokimas praktikoje. Vaitkus ne vieną kartą bandė susėsti su save laikančią opoziciją, tačiau niekada nesulaukė realių žingsnių, kad nors pradėti dialogą. Visur buvo totalus ignoravimas, kvietimų. Čia turbūt koreguojant tekstą arba nedažiūrėjo, arba nedadarė. Visur buvo totalus ignoravimas. Esu aš girdėjęs ir iš kitų žmonių, su kuriais Vaitkus bandė susėsti. Taip, kad Ninada Lelia, kad jūs tenai tokie balti ir pūkuoti, tie, kas tenai šalia Vaitkaus stovi ir taip toliau. Žmonės, kalbantis apie vienybę, laukia, kol kas nors kitas imsis iniciatyvos. Taigi jeigu sakot, kad žmonės, kalbantis apie vienybę, laukia, kad kol kas nors kitas imsis iniciatyvos, tai Vaitkus ėmėsi iniciatyvos, tai ką tie visi laukiantis neprisijungia, ar ne? Savo kalbose, šitam atrašinėje, vienam sakinėje rašo, kad Vaitkus ne vieną kartą bandė susėsti, bet visur buvo totalus ignoravimas kvietimų. Ir sekantis sakinys, kad žmonės, kalbantis apie vienybę, laukia, kol kas nors kitas imsis iniciatyvos. Vaitkus ėmėsi, bet pasirodo jisai ignoruojamas. Tai reiškia, ne tame bėda, kad kas nors kitas imsis iniciatyvos. Ne tame bėda. O aš pasakysiu, kame bėda. Gerai, pabaigsim čia apie vienybę be realios prasmės. Vaitkus dažnai buvo tas, kuris bandė suvienyti opoziciją, tačiau jam atsakydavo abejingumu arba kritika. Tie, kurie kalba apie vienybę, dažnai tai daro iš patogumo ir tik tam, kad galėtų save pateikti kaip tikrą opozicijos atstovą, nors iš tiesų vengia tikrosios atsakomybės. O aš dabar pasakysiu, kame yra vienybės skirtumas. Valdančioji klika, šita lietuviakalbė, ne lietuvių kilmės šaika, jinai yra vieninga. Nors atrodytų, kad jie ten tarpusavėje mušasi partijos su partijomis, drasko vieni kitiems gerklės, bet tik tai lygi tol, kol jie pasitvirtina, kiek kam pagal šitą demokratinės procedūras yra išskirta procentuko dalyvaujant globaliame bendrame mafijos reikale. Jų vienybės pagrindas yra labai paprastas. Jie žino, kad būdami valdžioj, jie galės realizuoti, patenkinti savo interesus, reiškia pasirūpinti savimi. Ir todėl jie labai
Ir maža to, jie labai vienodai supranta, kaip veikia šita sistema ir su tuo sutinka. Jie pasirašo ant šitų taisyklių, ant šito viso demokratinių procedūrų, šito viso imitavimo. O praktiškai jie pasirašo ant to, kas visuomenės saugumo koncepcijoje vadinama minios brūkšnelis Šūdeličio valdymo sistema. Kai yra minia, atsisakanti atsakomybės už save, ir Šūdelitis, kuris dar labiau atsisako atsakomybės už savo veiksmus, bet kuris yra iniciatyvus ir kurio gyvenimo prasmė ir tikslas yra šitą visą minę valdyti. Praktiškai tai yra ją eksploatuoti ir naudotis resursais, kuriuos gali paimti savo letenas. Tai jie šitam supratime, šitoj pasaulėžiūrai yra visiškai vieningi. Tuo tarpu tie, kas save vadina opozicija, jų supratimas apie tai, kaip reikia gyventi, kaip reikia tvarkytis, kaip reikia vertinti procesus vienokius ar kitokius, yra kartais kardinaliai skirtingas. Ir tol, kol nebus bendro vieno pasaulėžiūrinio pagrindo šitos opozicijos pusiai, kur visi apie kiekvieną reiškinį supras vienareikšmiškai, kur visi žiūrės ir matys vieną bendrą kelią, mes turime padaryti punktas 1 tą, punktas 2 tą, punktas 3 tą, punktas 4 tą, punktas 5 tą, o bendras mūsų tikslas yra toks ir toks, tol apie jokią vienybę opozicijos atstovų net kalbėti nėra prasmės. Tol visi šitie, kas save vadina opozicija, tai yra dalyviai tos minios ir Šūdeličio sistemos, bandantis užreplioti kaip galima aukščiau šitais hierarchiniais laipteliais ir iš minios statuso pereiti į Šūdeličio statusą, kad ten galėtų naudotis Šūdeličio privilegijomis. O kokia pasaulėžiūra skleidžia Vaitkus, pristato Eduardas Vaitkus ir nauja politinė jėga? Ogi jokios. Absoliučiai jokios. Tai, ką tenai vadinate programa, tai, ką Vaitkus kalba į eterį, tai yra lozungai. Tai nėra pasaulėžiūra, tai nėra kažkokia politinė pozicija. Tai net nėra kažkokios ideologijos atstovavimas, nors ideologija tai jau yra žemesnis reikalas negu pasaulėžiūra. Ir pagal nutylėjimą, jeigu jūs nenešate jokios pasaulėžiūros kitos negu dabar atstovaujama šitų partijų, kuri sako, kad pagrindinis tikslas tai yra patenkinti savo poreikius, eksploatuojant tuos, kas yra už tave silpnesni ir tuos, kas nuo tavęs priklauso. Ir atitinkamai atiduodant duoklę tiems, kas yra už tave stipresni. Tai kol jūs, vaitkistai, ar ne, naujosios politinės jėgos atstovai, nesate pareiškę aiškios, suprantamos ideologijos, tol be abejo, pagal nutylėjimą jūs aiškios kitos pasaulėžiūros, tol pagal nutylėjimą jūs atstovaujate būtent šitai bendrai šitos politinės mafijos pasaulėžiūrai. Ir tik tai prisidengėte šitais lozungais, kurie turėtų pritraukti tos balsuotojų elektorato masės dėmesį, kurie nenori eiti ir balsuoti už šitą sašlavyną, kuris dabar yra rinkimuose. O tokių yra pusė. Jūs matote, kad yra pusė žmonių, kurie nenori balsuoti už šitas partinės gnydas.
Ir štai jūs dabar jiems siūlote, mes pasimėtysim kitokiais lozungais, negu šitie kalba, ir tada tie pusė, ar iš pusės pusė atbėgs ir nubalsuos už mus. Nes jiegi už tuos nebalsuoja, nes tiegi jiems nepasiūlo. Taip, kad jūs esate tie patys šito idėjų turgaus prekeiviai. O kadangi pas jūs yra tik tai tie lozungėliai ir nėra deklaruojamas pasaulėžiūros, atitinkamai žmonės ir netiki, sako, čia dar vieni pizdabolai. Ir aš manau, kad tokioj nuomonė apie jūs yra didelė dalis tiesos. Gerai, toliau. Tezė, tuščiagarbiai kritikai, tikrieji išdavikai, o kritikai net iš didžiosios raidės. Nagi skaitome. Kas čia tie tuščiagarbiai kritikai? Per metus laiko Eduardą Vaitkų, Dieve mano, jūs bent klaidas išsitaisykite, linksnius susišukokite prieš leisdami į eterį tokį programinį tekstą. Per metus laiko Eduardą Vaitkų nuolat kritikavo tie, kurie save laiko opozicija, tačiau jų veiksmai dažnai rodė priešingą kryptį. Čia jau apie tai kalbėjau. Ar jūs patys esate opozicija, nes jūs, kalbėdami lozungais, tiesiog bandote išstatyti, nekalbate apie esmę. Apie esmę, apie pasaulėžiūrą nekalbat. Ir tai yra esminis klausimas. O, čia man kažkas žinutės rašo, kol aš su jumis kalbuosi tuo metu. Gerai. Kiti tikrieji išdavikai nuo pat pradžių stengiasi maišyti Vaitkui, dar kiti netikėjo Vaitkaus sėkme, o tretieji niekaip nesistengė prisidėti prie jo pastangų. Jie tik ieškojo būdų, kaip jį kritikuoti ir menkinti, žemindami asmeniškai bei bandydami įtakoti kitų žmonių nuomonę. Ir čia toliau. Nors jie save laikė kovotojais ar opozicijos atstovais, jų veiksmai rodė, kad jiems svarbiausia buvo ne tautos gerovė, o jų pačių įvaizdis ir populiarumas. Šie kritikai nebuvo pasirengę dėti tikrų pastangų ar aukotis, kad prisidėtų prie bendro tikslo. Ir čia šitoj vietoje aš labai pasigendu sąrašo vardais ir pavardėmis. Jeigu turime omeny kažkokias politinės jėgas, tai politinių jėgų pavadinimais. Ko mes bijome, ko mes čia tokie teisūs esame, o bijome pavardinti? Ar ten toksai sąrašas tūkstantinis, kad čia netelpa? Prie ko mes čia tokie anoniminiai pezaliotojai esame? Drąsiau reikia, drąsiau. Tu nepakovosi prieš sistemą, būdamas myžnius, bijodamas įvardinti, o sakydamas, kiti tikrieji išdavikai kabutėse. Kas tie kiti? Kur tie kiti? Jie tik ieškojo būdų, kaip jį kritikuoti ir menkinti, žemindami asmeniškai bei bandydami įtakoti kitų žmonių nuomonę. Tai čia apie ką jūs kalbate? Konkrečiai, konkretizuokite. Ir taip. Paskaitom toliau. Šie kritikai nebuvo pasirengę dėti tikrų pastangų ir aukotis, kad prisidėtų prie bendro tikslo. Vietoj to jie manipuliavo viešąją nuomonę, kritikuodami Vaitkaus komandą už blogą sąrašą kabutėse ar prastą organizaciją kabutėse. Tačiau patys nieko nesiūlė ir neprisidėjo prie komandos kūrimo. Toks elgesys yra tikras išdavystės pavyzdys, kai tariami sąjungininkai tampa didžiausiais balastais. Tai pirmyn įrašyk, ką tu laikai tariamų sąjungininkų, kuris tapo didžiausių balastų. Ne, mes žviegėme apie išdavystę ir taip toliau, o kas išdavikai, susipraskite patys. Ir dabar žmonės, kurie, taip sakant, nestebi tenai jūsų visų ten subtilybių, su kuo jūs tenai susiriejote, ten kokį komentarą parašėte, taip toliau. Ir jie dabar ką turi galvoti? O Jėzus, visi prieš Vaitkų puola, visi tą Vaitkų taršo ir taip toliau. Kas tie visi? Įrašykite vardais pavardėm. Lekstutį turite omeny, rašykite Lekstutį. Jonaitį turite omeny, rašykite Jonaitį. Mane turite omeny, rašykite mane.
Kelertą rašykite, ten su Vyčiu partiją turite omeny, rašykit su Vyčiu, Švenčioninė, ir Švenčionė Juraitį rašykit. Nu rašykite, kas jums šiandien pašiko, kas jums nedavė, kas jums šiandien pagalius į ratus kaišėjo, kas šiandien jums balastais kojas apsikabino. Kad aš galėčiau pasakyti, kad štai, aš niekada nebuvau jūsų nei tariamų, nei netariamų sąjungininkų. Ir niekada nedeklaravau, kad aš esu šiandien už šitą, už jūsų sąrašą, už Vaitkų ir taip toliau. Savo poziciją dėl naujos politinės jėgos ar dėl Vaitkaus išsakiau daugybę kartų praktiškai kiekvienam video. Taip kad aš labai norėčiau pamatyti pavardės, o ne šitą anoniminį pezalą. Ir lygiai taip pat, aš manau, tą norėtų pamatyti ir ne tik tie, ką jūs turite omeny, ar ne, ir galbūt tie, kurie nusimano čia pagal jūsų užuominas. Nes už blogą sąrašą, labai daug, kaip labai daug kas. Kritikavo Lekstutis, sakė, šūdinas sąrašas, Kelertas, viauksėdamas paskui Lekstutį, tą sakė. Jonaitis, apie blogą sąrašą nesakė, bet apie prastą organizaciją Jonaitis kalbėjo, kad Lekstučio žmona tenai apie irgi bėdavosi, kaip prastai Eduardas Vaitkus, koks neorganizuotas. Kristoferis Voiška kažką kalbėjo tenai apie jūsų tą. Kristoferis Voiška tenai stengiasi apskritai kritikos jūsų atžvilgių nesakyti, matyt, suprasdamas, kad jums vargšams bet koks kritiškas žodis tai yra kaip peilis į paširdžius ir jūs tenai kraujais paskui verkite ir bliaunate. Man tiesą sakant, žinot kaip, Lietuvoje yra visi šitie politikanai, kurie lenda į politiką, yra elementarūs bekiaušiai. Jeigu jie išdrįsta pasakyti, kad NATO įdinahui, tai jie neišdrįsta pasakyti paskui, kad štai kas jiems trukdė, kas ten tie išdavikai, kas ten tas tariami sąjungininkai ir kas ten didžiausi balastai. Paskui jie taip anonimiškai mekena. O jeigu anonimiškai, tai reiškia, jūs patys esate tokie tryzniai, myžniai ir kodėl žmonės turi palaikyti tryznius ir myžnius tokioje situacijoje, ar ne, kur sako, tu žiūrėk, tu būk drąsus, tu šitą spjauk valdžiai į snukį, spjauk savo šitai biudžetinės įmonės, biudžetinės įstaigos direktoriui, kuris pasirašo ant tavo algalapio spjauk į snukį ir pasakyk, kad tu esi prieš jų prieš jų valdymą. O patys kas esate? Patys myžniai, bijote, net visam šitam tekste vienintelis vardas ir pavardė, kas yra paminėta, tai tik tai Eduardas Vaitkus. Daugiau nieko kito. Visa kita anonimai, neegzistuojantis, taip toliau. Ir čia mes pereiname prie pastraipos, kuri galbūt ir inspiravo mane aptarti šitą tekstuką. Liaudies žurnalistai dvitaškis, žodžiai be vertės. Ir dabar, vėlgi klausimas, ką jie į šitą terminą įtraukia. Tinklaraštininkai ir vadinamieji liaudies žurnalistai kabutėse, kurie save laiko išmanančiais politinės technologijas, tačiau jų žodžiai yra tušti. Jie dažnai kritikuoja kitus, remdamiesi vadovėlinėmis teorijomis, tačiau realiame politinėme procese niekada nedalyvavo. Šie žmonės skaitė knygas, tačiau jų patirtis ribojosi tik teorijomis ir kritika. Dabar prie ko čianai įkišo šitą? Parašytų, jie dažnai kritikuoja kitus. Parašytų, jie nuolatos kritikavo Eduardą Vaitkų. Suprasčiau. Bet dabar, pavemti ant liaudės žurnalistų, tai gaunasi, kad prikabina kaip ir prie šito tariamų sąjungininkų ir didžiausių balastų. Aš taip turiu įvertinti. Ir dabar klausimas vėl, o ką mes laikome liaudės žurnalistais? Tinklaraštininkai ir vadinamieji liaudės žurnalistai.
Labai gerai. Man patinka žodis vadinamieji. Kadangi viskas, kas yra, kuo žmonės save vadina, ir yra vadinamieji. Va. Mašinas tvarko vadinamieji autoserviso meistrai, šitą programas rašo vadinamieji programeriai, ten politinius postus užima vadinamieji politikai ir taip toliau. Žmonės operuoja vadinamieji daktarai ir vadinamieji chirurgai. Ką aš vadinu asmeniškai liaudės žurnalistais? Liaudės žurnalistais, o tiksliau liaudės žiniasklaida, aš vadinu visus tuos, kas savo informaciją transliuoja ne pagal kažkieno užsakymą, o savo asmeninę iniciatyvą. Ir vykdo tą ne dėl komercinės naudos, o pirminis suinteresuotumas yra būtent informacijos skleidimas. Nes pavyzdžiui, savo iniciatyvą informaciją skleidžia ir Giedrė Gorienė. Bet jos negalima vadinti liaudės žurnalistė, kadangi jinai vykdo profesinę, komercinę veiklą. Ir jeigu jos ten tą poziciją jai net neštų pinigų, net neštų uždarbio, jinai tikriausiai pakoreguotų savo ten tą temų ratą, temų lauką ir ieškotų kitos nišos, kuri apmokėtų jai sąskaitas už jos studiją, už jos tenai, nežinau, kam jinai dar pinigus leidžia. Tai va, Rūta Janutienė, kuri be abejo pati, galbūt jinai gauna užsakomųjų temų, bet kuri pati pasirenka savo temas, savo šitų pašnekovų ratą. Taip, jinai pati savo apsibrėžė veiklos kryptį. Bet jos veikla yra irgi grinai komercinė. Ir be to komercinio pagrindo jos veikla negalėtų, jinai keistų tą veiklą, jinai neužsiminėtų šitą liaudės žurnalistiką, ne liaudės žurnalistiką, jinai neužsiminėtų savo informacijos skleidimu. Jai pirminis yra ir būtinoji dedamoji yra uždarbis. Tuo tarpu tie tinklaraištininkai ir yra vadinamieji liaudės žurnalistai. Tie, kurie iš savo šitos informacinės veiklos ją vykdo ne dėl uždarbio, o dėl visuomeninio intereso, dėl asmeninio poreikio, dėl savo politinių, ideologinių įsitikinimų, dėl savo naivumo, durnumo, šventumo ar dar dėl daugybės priežasčių. O jeigu tenai ir yra finansinis palaikymas jų šitos veiklos, tai yra tiesiog dėkingų žiūrovų bonusas ir pagalba tokiai veiklai. Todėl vėlgi, ką mes vadiname liaudės žurnalistika, ar ne? Ir ką mes vadiname žodžiais be vertės. Jeigu jūs turite omenyje tuos, kas formaliai yra suvienyti į liaudės žurnalistikos grupę, tai tenai yra 3 kanalai arba 3 asmenys, nes, sakykime, aš turiu daugiau negu vieną kanalą. Tai yra Marius Jonaitis, jo YouTube'ės kanalas, taip ir vadinasi Marius Jonaitis. Kristoferis Voiška, jo kanalas Tiesos keliu ir portalas tiesos.org. Ir aš, Laurynas Ragelskis, mano kanalas Už kadro, mano rusiškas kanalas, mano 2 TikToko kanalai, vienas rusiškai, kitas lietuviškai, mano portalas LDN su daugybė jo klonų. Va. Tai jeigu jūs čionai, gerbiamas autoriau, turite omeny, kad štai mes čionai laikome save išmanančiais politinės technologijas, tačiau mūsų žodžiai yra tušti, mes dažnai kritikuojame kitus remdamiesi vadovėlinėmis teorinėmis, tačiau realiame politinėme procese niekada nedalyvavome, kad mes skaitėme knygas, tačiau mūsų patirtis ribojasi tik teorijomis ir praktika. Na, turiu nuvilti, gerbiamasis.
Štai Marius Jonaitis politinėme procese dalyvavo pakankamai daug ir pakankamai giliai. Buvo netgi Kauno skyriaus vienos tokios partijos pavadinimu Tautininkai vadovų. Taip, ir atsisakė šitos dalyvavimo, buvimo šitoje politinėje partijoje iš ideologinių prieštaravimų. Ir be maža to jisai nekartą dalyvavo įvairiuose politiniuose procesuose, rinkimų organizavime, parašų rinkime, agitacijoje ir taip toliau. Ir tai, kai jisai kalbėjo savo kanale, siūlydamas kažkokius, dalindamas patarimus jums ir siūlydamas savo pagalbą, tai, tai jau patikėkite manimi, praktikos jisai turėjo daugiau už Eduardą Vaitkų, Misiūną ir visus kitus tenai, ką jūs į sąrašą susirinkote kartu sudėjus. Gal Žilvinas Razminas tik tai tenai pas jūs daugiau patyręs, tik tai jo patirtis, irgi tam tikrame lauke. Pavyzdžiui, aš, gerbėmieji autoriai, taip, jeigu jums manote, kad laikau save išmanančių politinės technologijas, taip, aš dirbau reklamos agentūroje, kurie aptarnavo vieną didžiųjų šitų politinių partijų, kurioms nėra problemų patekti į Seimą ir duchinti lietuvių tautą būnant jame. Ir labai sėkmingai tą reklaminę agentūrą aptarnavo. Ir tame tarpe tiesiogiai su mano darbu ir su mano kūrybinėmis idėjomis, naudojantis jomis. Taigi, toliau. Maža to, taip, aš dalyvavau netgi 2 tokių partijėlių pirminiuose bandymuose susiburti, susiklijuoti, susilipdyti, ir abejos jos opozicinės ir tos, kurios turėjo paeiti žmonių iniciatyvą. Ir aš puikiai žinau, kas tai yra, kokioj jūs esate šūdinoj situacijoje ir ko jūs negalite ir kokias padaryti ir ką jūs, aš iš šono žiūriu, tai ten visų niuansų viduje nežinau, bet aš ne veltui sakiau, kad jūsų partija, ir tą sakiau dar, kai Eduardas Vaitkus paskelbė tai, kad naktį jisai susisapnavo, jog turi steigti partiją, kad jūsų partija bus lipdoma iš labai nekokybiško materialo, kas pasitvirtino elementariai praktikoje, nes pasirodo, nėra kitaip, tai sakant, bet tą reikia žinoti iš anksto, kad kitaip nėra, kai darai taip, kaip jūs darote, kitaip ir nebūna, ir kitaip būti negali. Taip, kad realiame politinėme procese dalyvavo netgi Kristoferis Voiška, kuris tikriausiai iš mūsų 3 yra labiausiai apsiskaitęs ir daugiausia vadovėlinių teorijų žinantis ir pro savo rankas praleidęs žmogus. Netgi jis yra realiuose politiniuose procesuose dalyvavęs, net ir daugiau negu jūs, gerbėmėje, новоиспеченные политические деятели литовского пространства политического, охуебительного. Taigi, bet kadangi jūs esate patys protingiausi, kadangi jūs galvojate, kad prisileisti prie savęs tokį kaip mane, tai yra išpurvinti šviesų Eduardo Vaitkaus obliko moralę, tai yra jau jūsų asmeninės problemos. Šitas nelaimingas interviu su manimi Eduardo Vaitkaus dar prezidentinės kampanijos metu rinkiminės, kuriame turėjo būti nekalti ir buvo nekalti atsakymai žiūrovų klausimus, tai buvo tokia epopėja, kai vietoj to, kad pasinaudotų, kad ir nedidelių kanalų, bet turinčių galimybę transliuoti ten keliems tūkstančiams žmonių ir kartais ten sulaukiantis daugiau dėmesio, ar ne, plus išplatinant per kitus kanalus informaciją, kad vietoj to, jog juo pasinaudoti, kai aš sakau, gerai, prašau, norite, darom tą interviu,
jokių problemų. Tai ne, jie ten pasirodo apsišykę, ten stumdėsi, tampėsi, dryginosi, kol išbezdėjo šitą su savo kažkokiam fanaberiškom sąlygom tokį sutikimą, kurio man asmeniškai ant jūsų yra vienodai, nes jūs esate vat, ir savo praktiką pademonstravote, kad esate bekiaušiai ir besmegeniai. Šitą aš garantuoju, nes tik tai, žinote, o kas jūs dar esate, žino tie, kas su jumis bendravo daugiau negu aš. Toliau tezė. Ne, toliau, žinote, aš nebeskaitysiu, kadangi daskaičiau iki to, kas man buvo aktualu ir jau valandą laiko užėmėm. Aš dar nedajau iki Ukrainos klausimo, kurį norėjau būtinai aptarti, paliesti šitam vienoje laidoje. Na, paskaitykime tezę. Stebuklai vyksta tiems, kas turi tikėjimą. Taip, tikėk ir ten tau lietus pradės iš giedrą dieną iš dangaus lyti. Taip, tikėjimas, krislas tikėjimo kalną pajudins. Pizdui. Seimo rinkimai kliūtis ir atsidavimas, viešumo iššūkis rinkimo sąrašo dalyviai. Tie, kurie dalyvavo Eduardo Vaitkaus sąraše, tapo viešais asmenimis ir tai buvo daugelis jų didžiulis išbandymas. Ajajajajaj. Aš dar kartą sakau, bekiaušiai. Jūs norite sulipdyti opozicinę partiją iš bekiaušių. Be šansų. Ne taip ir ne tas. Ne taip darosi opozicija, ne taip darosi, ne taip būriami priešininkai kovai prieš visą Lietuvą užvaldžiusią šaiką. O čia yra labai linksmas. Naujoji politinė sistema, unikali Lietuvoje. Pasiskaitom apie unikumą, politikumą, unikumą. Eduardo Vaitkaus ir jo komanda pasiūlė naują politinę sistemą, kuri Lietuvoje dar nebuvo išbandyta. Ir kasgi tai per sistema? Ši sistema leido nepolitinių partijų nariams dalyvauti rinkimuose kitos partijos platformoje. Tai suteikia galimybę žmonėms prisijungti prie rinkimų kampanijos, nors jie ir nebuvo oficialūs partijos nariai. Tai buvo idėjinis projektas orientuotas ne į finansinius, bet į realių pokyčių siekimą. Ką jūs klėdite? Ką jūs klėdite? Konservatoriai, nepartinė Šimonytė pastatė savo sąrašo priekyje, kai jinai dar buvo nepartinė. Jūs, advokatas rašo, aš įtariu, kad čia advokatas rašo tekstą ir nusišneka. Unikali politinė sistema. Tai paimkite rinkiminius, sąrašus, pasiskaitykite, kitų partijų rinkiminius sąrašus, pasižiūrėkite. Ar nebuvo nepolitinių partijų narių? Tas pas, taikos koalicija. Tautininkų ten tas gražulinių sąrašas. Pasižiūrėkite, kas tenai per kelių skirtingų partijų, be partinių įmesta. Baikit klėdėti, baikit ant savęs tą fanaberiją traukti. Jums elementaraus politinio raštingumo trūksta. Apie ką aš pastoviai kalbu. O jie čia vadovėlinės tiesos, mes čia, taip sakant, prisimindami savo jaunystėje marksizmo-leninizmo kursus, ten padeklaruosime lozungais ir viskas bus gerai. Nebus gerai. Nebus gerai, nes politinis švietimas, kuris buvo tarybinėse aukštosiuose mokyklose, jisai gal ir buvo veiksmingas, bet iki tam tikro laiko, o paskui jau vsio formalus įskaitimas, absoliutus formalizmas ir debilizmas, nesuprantant apie ką kalbama ir kalbama tik tai tam, kad formaliai tas dalykas yra tose mokymo planuose
Jūs neturite politinio elementaraus išprusimo. Ir tais savo klėdėsiais apie unikalią naują politinę sistemą. Tai yra, atsiprašau, ne unikalią, naują politinę sistemą, kuri Lietuvoje dar nebuvo išbandyta. Tu Dieve. Vaitkus ir jo komanda parodė, kad politinė veikla gali būti grįsta idėjomis, o ne pinigais ar partiniais interesais. Vaitkus ir jo komanda parodė, kad be materialaus pagrindo, be pasaulėžiūros, lozungais surinkti protestinius balsus yra neįmanoma. Bent jau tokį kiekį, kad būtų pasiektas realus rezultatas, o ne savipasitenkinimas. Nors tas rezultatas 2, kažkiek tenai procento, tai yra puikus pasiekimas tokiomis sąlygomis ir su tokia veiklos organizacija, kokią pademonstravo nauja politinė jėga Eduardas Vaitkus ir Lietuvos liaudies partija, kuri yra 3 žmonių, tai yra Vaišvilos, Jakelaičio ir Černiauskienės užvaldytas kromelis. Šustausko beje. Huine, o ne partija. Taip, ateities perspektyvos, kas laukia Lietuvos. Jau ne šitiems aiškinti, kas Lietuvos laukia, nes ne nuo jų priklauso. Bet finalui, užskaitykime finalą. Didžiausia prarasta galimybė yra ta, kad tauta nesuprato Eduardo Vaitkaus tikrųjų ketinimų ir nepasinaudojo proga jį paremti. Jis visada laikėsi savo principų ir nei per centimetrą neatsitraukė nuo savo tikslų, priešingai nei politinė prostitucija užsiimantis išrinktieji. Jeigu būtų Vaitkus išrinktas, tada jau būtų ne politinė prostitucija. Jeigu Vaitkus nebūtų debilas ir būtų, jeigu Vaitkui nebūtų susisukęs smegenys ir jisai būtų savo kandidatūrą iškėlęs Visagine, o ne Šalčininkose ir būtų tapęs Seimo narių išrinktuoju gal netgi pirmame rinkimų ture, tai jau tada ir išrinktieji ne politinė prostitucija užsiminėtų. Taip, jau tada ir gal tauta tada jau būtų supratingesnė. Didžiausia prarasta galimybė tai yra jūsų neįgalumas prognozuoti, apskaičiuoti ir įvertinti statistiką, elementarus statistinius duomenis. Kai jie yra vyriausios rinkimų komisijos puslapyje visi rinkimai, bent paskutinius 3 rinkimus į parlamentą prasitikrinkit, prasianalizuokit ir suprasite, kokios yra tendencijos. Bet ne, čia jums yra per sunku, čiagi, Dieve mano, 1900 kiek ten tų apygardų. Negi jūs jas visas peržiūrėsite. Ne. Ne apygardų, apylinkių. Apygardų yra mažiau. 71 apygarda. 70 šitų daugiamandačių, 71 vienmandatė tose pačiose rėmuose. Bet jums tos duomenys peržiūrėti yra pernelik sudėtinga. Jums sunku, jums vargas. Bet pasakyti, kad tauta nesuprato Eduardo Vaitkaus tikrųjų ketinimų. Kodėl? O kodėl jūs manote, kad publika dūra? Žinote, yra toksai terminas teatro sferoje. Publika dūra, но все понимает. Taip, kad ir tauta dūra, bet viską supranta. Ir suprato, kad Eduardo Vaitkaus šaika, kurią jisai tenai susirinkus aplink jį, nėra ta panacėja ir vaistai nuo Lietuvos sunaikinimo. Vaitkus nustatė diagnozę, tačiau ar sergantį Lietuvą įsiklausys, ką sako daktaras? Jūs ne tik esat politiniai tokie berašiai, jūs dar esate ir šitie grafomanai, gerbėmiai mano, tokie epatažiški, tokie pompastiški.
O bet tačiau, net čianai jūs negalite susilyginti su profesionaliu šitų PR agentūrų tekstų rašytojais. Ne čia jums reikia pagalbos, ne čia jums reikia redaktoriaus. Ne čia jums turėtų žmogus, kuris dirbęs su tokiais tekstais, pasakyti, hebra, čia jūs blogai padarė, čia jūs blogai, čia jūs... Ką tik aš apie tai kalbėjau ir tai, liesdamas tik tai, kas man yra aktualu ir palikdamas tą daugiau negu pusę jūsų teksto be gilios analizės. Taip, kad, draugai mano, visas šitas reikalas kvepia tuom, kuom ir nusipelnė. Skausmu ir liūdėsiu už neišsipildžiusias šlapes svajones, dėl kurių neišsipildymo kalti tik tai patys svajotojai, kadangi jie nepadarė tų veiksmų būtinų, pagal kuriuos jų svajonės būtų išpildytos. Pavyzdžiui, man labai keista ir aš netikiu, kad galima, būnant patyrusiu advokatu, prieš paduodant dokumentus į Vyriausią rinkimų komisiją, apmokant šitą rinkiminį užstatą, nepasitikrinti anksčiau buvusių rinkimų medžiagos ir Vyriausios rinkimų komisijos priimtų nutarimų dėl nuo rinkimų nušalintų kandidatų. Nes tokių tikrai turėjo būti per šitos 10-15, per paskutinius 15 metų tą laikotarpį paimti, pasikelti Vyriausios rinkimų komisijos sprendimus, kadangi jie visi yra duomenų bazėje, nes tai yra valstybinė institucija, kurios šitie sprendimai yra viešinami, ir persiskaityti, už ką buvo nušalinami nuo rinkimų kandidatai. Ir aš be 100% duodu šitą garantiją, kad tarp tų sprendimų bus ir sprendimas dėl netinkamai sumokėto užstato, dėl ko buvo pašalintas Misiūnas iš sąrašo ir dar ten vienas, kuris ten mokėjo pašto perlaidą, Misiūnas mokėjo iš Moneze. Ir šitoje vietoje, kaip čia pasakius, paskui kaltinti tautą, kaip patys apsilažalino, patys netaip sudėliojo šitos prioritetus vienmandatėse. Patys nesugebėjo nei savo partijos sulipdyti, nei su normaliais žmonėmis susišnekėti. Galbūt ir nėra normalių politinių sąrašų. Galbūt. O galbūt reikėjo, kaip siūlė Marius Jonaitis, kalbėtis su Lenkų rinkiminė akcija. O ne su šita sašlavinė, neegzistuojančia pagal faktą Lietuvos liaudies partija. Nes jinai neegzistuoja, jinai yra popierinė. Ten padarius bet kokį patikrinimą iš Teisingumo ministerijos, pasirodytų, kad turbūt pusė žmonių net nežino, kad toj partijoje, kad yra tos partijos sąraše. Jinai seniai neveiksni. Dar nuo tų laikų, kai Stanislavas Tomas suderino su Šustausku, kad už 2000 atrodo litų nupirks iš, ar už 10 000, nežinau, nupirks iš jo tą partiją. Ir tik tai Zigmo Vaišvilos įsikišimas, ar ne, šitą sutrūkdė Stanislavo Tomo politinį projektą prasukti. Ir jisai ne šiaip tą partiją būtų, taip sakant, perėmęs jai vadovavimo, tam, kad ją vesti į politinę kovą, daryti didelį politinį trololo. Ir jūs su to sašlavynu einate į kovą prieš sistemą, tautą gelbėt. Ir dar tą pačią progą apvėmėt vienintelius, kurie apie jūs ten kažką skleidė ir kažką kalbėjo.
nesidergdami. O kai kurie netgi padėti jums bandė. Štai ne veltui Marijus Jonaitis rašo. Jūs kažką supainiojote. Čia komentaras po šito. Jūs kažką supainiojote. Liaudės žurnalistika kaip tik palaikė Vaitkaus sąrašą per visą Seimo rinkimų kampaniją. Liaudės žurnalistika sudaro 3 kanalai. Tiesos kelių, Už kadro ir Marijus Jonaitis, kur Vaitkus ir pasirodydavo laidomis. Taip, nu ir paskui jie tenai. Gerai. Taip, Liaudės žurnalistika, vat, galite Facebook'e į grupę nueiti, Liaudės žurnalistika, taip jinai ir vadinasi. Prisijungti ir žiūrėti ir skaityti ten. 3200 narių ir būsite dar vienas iš jų. O aš jau apie Liaudės žurnalistiką kalbėjau, apie šitas fanaberinės kažkokias vat, zajavas, nes tai yra niekas kita kaip zajavos iš šito rašinėlio autoriaus pozicijos irgi aptariau detaliai. Ir dabar man belieka, Dieve mano, valanda 15 minučių šitam šūdui skirta. Ir dabar, kad neišsitęsti į 8 valandų monologą, greitai perbėgame, draugai mano, iš karto, tam, kad padėti Liaudės žurnalistikai bent kažkiek atstovauti, atsverti ten va tokių marazmatikų ir oficiozinių propagandonų, o masinių durninimo priemonių ataką į Lietuvos žmonių protus, kviečiu paremti, tapti Patreonu Tiesos keliu kanale, kurį veda Kristoferis Voiška. Taip, skelbdamas šiandien, dėdamas visus savo video, nu jie taip pat ir YouTube yra pasiekiami. Mariaus Jonaičio Patreonu. Ir mano Eldena Laurinas Ragelskis. Na, va, patreon.com Eldena Patreonu. Taip, tokiu būdu, tik tokiu būdu Lietuvos visuomenė galės turėti alternatyvą informacinėme lauke. Alternatyvą, kurios pirminis tikslas yra informacija išlaisvinanti žmonės. Informacija praplečianti akiratį. Informacija veikianti kaip nuodai tai manipuliacijai ir tai propagandai, kur yra pilama į mūsų smegenis iš visų pusių, visų suinteresuotų pusių. Na, o dabar po šitos džiaugsmingos temos greitai periname prie temos apie Ukrainą. Tegu tai būna kaip bambonkė jums, draugai mano. Ir apie kągi mes kalbėsime apie Ukrainą, kadangi apie ją kalbėti, kaip sakiau, yra labai komplikuota, labai švelniai reikia. Ir aš noriu jums, draugai mano, pristatyti vieną ukrainietišką naujieną, o būtent apie pergalės planą, kurį Zelenskis paruošė, ruošė nuo vasaros pabaigos. Vasaros pabaigoje jisai paskelbė, rugpjūčio mėnesio pabaigoje paskelbė, kad jisai ruošia pergalės planą. Rugsėjo mėnesį jisai tą pergalės planą parodė savo šito pergalės plano vertintojams, kaip čia pasakyti, Jungtinių Amerikos valstybių prezidentui ir 2 kandidatams į prezidentus. Tai tiesiog ant dienų vakar jisai tą savo pergalės planą paskelbė viešai visai Ukrainos liaudžiai.
ir visam pasauliu, ir dabar su tuo planu jisai skrenda ir šiandien 17 dieną Briuselyje jau su kitais plano, taip sakant, subjektais tą planą diegs. Turbūt diegs, nes tai yra planas. Planas reiškia, mes turime punktas 1, punktas 2, punktas 3, punktas 4, punktas 5 ir 3 slapti priedai prie to plano. Taip, kad manęs nieks neapkaltintų šališkumu, aš jungiu ne rusišką resursą, o ukrainakalbį. BBC News Ukraina, jau labiau košerinio nėra, BBC.com, tai yra šitos Didžiosios Britanijos nacionalinis transliuotojas, ar ne, tiesiai pavaldus karūnai, ir todėl jisai nieko meluoti negali. Ir čia jisai specialiai ukrainakalbiams, ukrainietiškai skelbia apie Zelenskis ukrainiečiams pristatė savo pergalės planą. Jame 5 punktai ir slapti priedai. Taip. Na ir tęskime, atsiprašau, šitą savo trumpą tokį sustingimą. Taigi, kodėl apie šitą planą reikia kalbėti? Todėl, kad tas planas, pergalės planas pagaliau pabaigs šitą karą ir pagaliau išvados ir Lietuvą nuo grėsmės baisingos, nes, kaip mes žinome, pergalės atveju pralaimėjusi šalis tampa bedantė, beginklė, moka reparacijas, kontribucijas nugalėtojams arba iš viso išnyksta nuo politinio žemėlapio. Tai vadinasi pagaliau Ukraina nugalės Rusiją ir pagal šitą planą. Ir išvaduos pasaulį nuo Rusijos grėsmės. Taigi ir skaitome, koksgi tasai yra planas. Taip, čia apie tai, kad jisai prieš Radą išstojo. Zmist planu перемоги Zelenskava. Taip pradėjo tokį savo išstojimą, jisai, čia rašo apie tai, kaip jisai Radoje pristatinėjo savo planą, bla bla bla. Pergalės planas tai mūsų pozicijų sustiprinimas ir jis priklauso nuo partnerių, o ne nuo Rusijos. Nes Putinas neieško teisingos taikos. Česnava, netgi, sąžiningos taikos neieško Putinas. Va taip pareiškė Ukrainos prezidentas, kuris šiaip tai ne prezidentas, nes rinkimai jo įgaliojimai pasibaigė, o nauji rinkimai prezidento nebuvo surengti. Tai jį vadinti Ukrainos prezidentu yra truputėlį, reiktų surasti kažkokį kitą terminą. Taip, o Ukrainos partneriams jisai rašo toliau, skelbia toliau, tai būdas sberėgti spravedlyvai svitovai, tai būdas išsaugoti teisingą pasaulio tvarką, pridėjo jis. Teisingą pasaulio tvarką saugo Zelenskis. Kaip mums pasisekė su Zelenskiu ir su visa šita pasaulio tvarka. Tai planas susideda iš 5 punktų ir 3 slaptų priedų. 1 punktas geopolitinis, 2 ir 3 karinis, 4 ekonominis ir 5 saugumo punktas. Ir 4 pirmosius punktus reikia realizuoti dar karo metu, o 5 bus jau pokario metu, pokarinis. 1 punktas. Nuo ko prasideda planas. Tai Ukrainos kvietimas į NATO dar nepasibaigus karai. Zelenskio žodžiais tai taps свідченням рішучості і покаже, tai taps to pasiryžimo liudijimu ir parodys Rusijai, kad Putinas pralaimėjo geopolitinio svytų. Kad Putinas pralaimėjo geopolitinį karą ar geopolitiniam pasaulyje, kad Putinas pasaulį geopolitiškai gavo į liūlę, kai Ukraina priims į NATO dar karo metu, dabar pat. Taip, kvietimas į NATO taip pat simbolizuos šaliai
ir neišvengiama euro integracija, paskelbė Zelenskis. Nu va, viskas kaip paprasta. Pats pirmas žingsnis, priimam Ukrainą į NATO. Dabar pat, to jau pat, iš karto. Ir dar euro integruojam. Ir viskas zašibys. Putinas apsišiks ir Kremlius paskęs šūduose. Antras punktas. Tai gynyba. Tai šiame punkte yra įtraukti tokie prodviženio operacija, kad reikia vykdyti operacijas Rusijos teritorijoje. Ir tam reikalui reikia atšaukti apribojimus, kad smūgiams į Rusijos teritoriją. Tai yra, kad Ukraina savo tais vakarietiškais ginklais, kuriuos jai tiekia vakarų šalis, galėtų smogti į Rusijos teritoriją. Nors ir dabar apšaudo Rusijos teritoriją, tiesiog jinai neturi ilgo nuotolio raketų, kad ten toliau truputį, giliau ten galėtų pašaudyti. Bet apšaudo ir dabar lygiai tais pačiais vakarietiškais ginklais. Taip pat reikalinga šita prieš raketinės gynybos sistemos ir drauge su partneriais reikia, kad būtų numušinėjamas Rusijos aviacija ir, čia neparašyta, bet skaičiau kitur, kad dronai rusiškos raketos. Tai yra, kad ne tik ukrainiečiai tenai iš savo zenitinių patrankėlių ir šitų trilitriniais stiklainiais raugintų agurkų numušinėtų Rusijos naikintuvus, bet kad ir vakariečiai pagaliau pradėtų šaudyti į Rusijos lėktuvus, nebūdami netgi Ukrainos teritoriją. Pavyzdžiui, lenkai šaudytų į Rusijos lėktuvus, tenai moldavai šaudytų, rumūnai šaudytų, bulgarai šaudytų į Rusijos lėktuvus, galbūt ir į Rusijos laivus šaudytų. Taigi, iš savo teritorijų. Va taip pat. Nors čia irgi momentas yra toksai, specialistai teigia, karo specialistai, kad sudėtingas prieš raketinės, prieš lėktuvinės sistemas aptarnauti, nustatyti, valdyti gali tik tai tų šalių specialistai, kurie tas sistemas tiekia Ukrainai. Tai yra, tam, kad apmokyti žmogų ten efektyviai tomis sistemomis naudoti, reikalingas ilgas laikas ir nėra ukrainiečių specialistų paruošta tiek, kad jie galėtų aptarnauti visas tas priešlėktuvinės sistemas. Ir tenai, tuose, kurias turi Ukraina priešlėktuvinėse sistemose, sėdi ir jomis naudojasi, būtent ir šaudo į rusiškus lėktuvus, į rusiškas raketas numušinėja, būtent vakarų specialistai, vakarų tų šalių partnerių kariškiai. Taip, kad čianai, jie ir taip dabar tą daro, šitą punktą. Tiesa, jie tą daro sėdėdami Ukrainos teritorijoje, o ne iš savo šalių teritorijos, ko neprašo, ką į planą įrašė Ukraina. Taip, prezidento žodžiais šito punkto tikslas yra pasukti karą į Rusijos teritoriją, kad rosijanai pradėtų suprasti, kas tai yra karas ir nukreiptų savo neapykantą į Kremliaus pusę. Čia toksai įdomus momentas. Mes subombinsime šitą kokį nors tenai Volgogradą, ar ne, ir tada Volgogrado gyventojai eis tenai versti Kremliuje valdžią. Taip sakyčiau, hot kaniom. Čia ir iš žopų udalėt glandą. Tai čia toks ukrainietiškas yra paprotys. Trečias punktas. Strimuvanja, tai yra sulaikymas. Šitas punktas turi slaptą priedą, kurį jau gavo lyderiai Jungtinių Amerikos valstijų, Jungtinių štatų, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Italijos ir Vokietijos. Taip, slaptą priedą gavo. O sulaikymas taip, o Ukraina
siūlo savo teritorijoje dislokuoti kompleksinę neatominę, nebranduolinę strateginį sulaikymo paketą, kurio užteks, kuris bus pakankamas apginti šalį ateityje. Va taip. Jeigu Rusija žinos kad bus atsakymas ir supras, koks tai bus atsakymas, jie jie tuomet pradės pasirinks dėrybas, kad išlaikyti stabilumą su strateginiais priešininkais. Taip pat įvardino Zelenskis. Taigi, jeigu Rusija žinos, kad yra kažkoks toks Wunderwaffe guli Ukrainos teritorija, tokia achreniena, bet ne branduolinė. Kas tai gali būti, niekas neįsivaizduoja, nes viskas tas yra slaptame priedė, kas tas stebuklinga tokio Wunderwaffe, kurią Zelenskis sako, atvežkite mums, tada rusai, kai žinos, kad šita Wunderwaffe yra pas mus, jie tada bijos pulti mus ir viskas čia bus plano trečias punktas, Rusija pradės iš karto apsimyš ir pradės dėrėtis. Ketvirtas punktas, čia jau nebe karinis, šiandien strateginis ekonominis potencialas. Na ir kaip jisai skamba. Ukrainoje yra gamtinių resursų, kai kurie iš jų taip kritiškai svarbus, kaip tame tarpe ir kritiškai svarbus metalai. Ir uranas, titanas, litis, grafitas ir kiti. Verti trilijonų dolerių США, JAV dolerių. Pasakė prezidentas, štai sako, pas mus yra dachuja žemėje turto už trilijonus dolerių. Ir pagal jo žodžius, šitas ekonominis Ukrainos potencialas yra viena iš pagrindinių grobikiškų Rusijos karo tikslų. Užgrobti šitos trilijonus dolerių gulinčius Ukrainos žemėje. Resursai tai galimybė ekonomiškai suaugti Ukrainai su Jevrosąjūzu. Ir tai yra galimybė partneriams dirbti su Ukraina. Ir Kijevas siūlo pasirašyti sutartį su Jevrosąjūzu ir su JAV dėl bendro dėl bendro naudojimo ir investicijų į išgavimą ir šitų resursų naudojimą. Ukraina sako, mes atviri, imkite mus ir kaskite iš mūsų gerybės ir mes visi bendrai jas naudosime. Toliau. Ir penktas punktas, kuris bus pildomas jau po karo. Čia jau karo metu atvažiuokite ir kaskite pas mus uraną, titaną, litį, grafitą ir dachreną, visko, ką surasite, viską kaskite. Tai penktas punktas. Taip, jisai yra sumanytas jau po kariniam laikui ir vertai menšių vagį. Jam tenai mažiausiai, taip sakant, dėmesio šitom aptarimuose skiriama. Taip, Zelenskis pareiškė, kad po karo Ukraina turės vieną iš labiausiai patyrusių karinių kontingentų. Tai yra žmonės, kurie turės realią patirtį, realią karo patirtį, kurią sėkmingai galės panaudoti. Uspішний досвід. Досвід. Зброї. Taip.
Taip. Ne tik, kad realią patirtį kare, bet ir sėkmingą panaudojimą vakarietiškos ginkluotės ir bendradarbiavimo su NATO kariuomenė. Ir Zelenskis siūlo, kad su partnerių sutikimu ukrainiečių šitie Pitrozdylai tai yra daliniai, galėtų pakeisti karinį kontingentą JAV armijos dislokuotą Europoje. Tai yra, sako, mes turėsime dachuja kareivių, kurie bus achujieni ir tada mes galėsime hegemonui atlaisvinti rankas, mes vietoj jo dislokuosimės Europoje, ją prižiūrėsime, kad tenai vokiečiai nebušavotų ir prancūzai tenai irgi vykdytų teisingą politiką, o JAV savo tos kariuomenę galės panaudoti kitur, kur jai reikės. Planas yra fantastiškas. Visiems reikia mokytis šito planuotės ir strategijos iš Ukrainos prezidento Zelenskio. Man tik tai gaila, kad kol kas lietuviškose šaltiniuose šitas pergalės planas yra rašomas kažkodėl kabutėse. Taip pat ir rašoma. Ukraina pristatė pergalės planą. Ir niekur taip pat aiškiai papunkčiui neišdėstyta, koks tas yra planas. Kai aš perskaičiau apie šitą planą, kai sužinojau, koks jis yra, man iš karto ant širdies pasidarė lengviau. Ant širdies pasidarė lengviau, nes viskas aišku. Ukraina išgelbės save, Ukraina išgelbės NATO, Ukraina išgelbės mus visus ir su Ukraina mes visi nukeliausime į šviesę ir netokią tolimą ateitį, kurioje Rusija niekam nebegrės. Viskas, draugai mano, daugiau aš neturiu ką pridėti, nes čia neįmanoma daugiau ką nors pridėti. Čia, ko gero, buvo šitam kanale pirmas mano toks detalus pasakojimas apie Ukrainą, manau, suprantate kodėl. Ir kągi, pabaigai vėl kviečiu visus prenumeruoti kanalą Už kadro, pasirašyti čia Už kadro, prisirašyti į Eldenos Patreonus arba paremti visais kitais nuorodoje esančiais ir subtitruose esančiais būdais. O su jumis buvau aš, Laurynas Ragelskis. Viskas ir iki.